There's the stillness of death on a deathly unliving sea, and the more to come magical world long since ceased to be. When the eve-bitten apple returned to destroy the tree, incestuous ancestors share a bang ride, spawning new millions, throws the world on its side, supporting their far-flung illusion, the national curse. And those with no sandwiches, please get off the bus. The excrement bubbles, the centuries slime decays, and the brainwashing government lackeys what have us say. It's under control and we'll soon be on our way. A tour grande for babies and quiz panel games of the hot, hungry millions. You'll be sure to remain. The natural resources are dwindling and no one grows old. And those with no homes to go to, please dig yourself holes. We wandered through quiet lands, felt the first breath of snow, searched for the last pigeon, slate gray, I've been told. Stumbled on a daffodil which she crushed in the rush, heard it sigh and left it to die. At once felt remorse and were touched by the loss of our own. Held its poor broken head in her hands, drops of tears in the snow. And it's only the taking that makes you what you are. Wondering aloud, will the sun one day be born to share in our infancy, in the child's path we've worn? In the aging seclusion of this earth that our birth did surprise, will open his eyes. Labas vakaras, mėly draugai, Kurorto radijo klausytojai. Šiandien mes pradedam laidą iš Trakų. Šiandien pas mane į svečius užsuko mano senas draugas, bičiulis Lukas Norkūnas. Man asmeniškai tai yra labai artimas draugas ir kolega, galbūt net sakyčiau, ir sugalvojau šiandien pakalbinti. Ir Lukai, kaip tu jautiesi? Sveikas, sveiki klausytojai. Jaučiuosi gerai, jaučiuosi maloniai, būdamas pas tavęs svečiuose. Seniai matėmės. Gera tave matyti. Man irgi gera tave matyti. Ir aš prieš pradėdamas laidą tavęs paprašiau, kad tu išsirinktum 3 dainas, kurias tu norėtum, kad
šiandien kartu paklausytume ir kad paklausytų radijo klausytojai. Tai pirmą dainą mes ką tik girdėjom, ar tu man gali pasakoti, kas čia buvo per daina ir kodėl būtent ją išsirinkai? Tai buvo Jethro Tull daina Wondering Again. Aš ją išsirinkau, nes kažkuriuo metu tai buvo viena mano mėgstamiausių grupių, kurią aš išklausiau praktiškai viską, ką jie yra kada nors groję. Man labai patinka jų liaudiški motyvai. Jie yra britai. Pas jos muzikoje yra tokio škotiško folko prieskonio, kažko labai įdomus žodžiai. Aš visada labai daug muzikai kreipiau dėmesio į žodžius, ką dainuoja, ir tos grupės dažnai tokia socialinė, filosofinė tematika. Man labai įdomu. Supratau, tu pats esi baigęs filosofiją ir tada man net nekeista, kad tau šitas temos yra aktualios, bet aš visą laiką, kai pradedu laidą, tai aš visą laiką paklausiu pašnekovų tokio dalyko esminio, nes laida kažkaip ją sugalvojau, tai galvoju, va čia bus laida apie muziką ir sukimės aplink ją, žinai, ir aš pradėjau kažkaip taip klausinėti žmonių. Pirmas klausimas laiko būna, kas tau yra muzika ir kada jinai pas tave atėjo apskritai. Ar tu prisimeni, kaip tai vyko, ar gal dar jinai pas tave neatėjo, aš nežinau. Kas tau yra muzika? Kaip štai gavosi, kad tu baigai filosofiją, bet dabar aš tave matau dažniausiai su gitara, lakstantį po Vilniaus įvairiausias vietas. Pamąstyti visada mėgau, bet taip pat mėgau visada ir dainuoti ir groju nuo jaunystės, nuo 12 metų gitarą. tą pačią filosofiją įstojau, dalinai buvo viena iš minčių tokia, kad galėčiau kurti dainas ir kažką jomis kažkodėl autoritetingiau pasakyti, nes aš diplomuotas filosofas ir kažką galiu pasakyti, kažkokią žinutę. Man gal tai ne visai taip išėjo galiausiai, kaip aš įsivaizdavau, bet taip, muzika ar atėjo, ar neatėjo, tai aš nežinau. Tiesiog man patinka groti. Aš labai daug laiko praleidau savo kambaryje, vienas su gitara, įsivaizduodamas, kaip aš ant scenos koncertuoju, svajodamas, kaip turėsiu grupę ir panašiai. Vaikystėje dainuodavau, kurdavau daineles, įsėlės. Iš pat mažens kažkaip tokių minčių. Ir tada tiesiog plėtėsi tas akiratis muzikinis. O kažkokia trauka prie to visą laiką. Ar prie to prisidėjo tavo brolio Dominyko grojimas gitara? Jis mano prisakas buvo jam linkėjimai beje. Ar tu kažkaip nebuvo taip, kad tu pažiūrėjai, galvoji, blemo, mažasis brolis, tai gerai varo gitarą, reikia gal ir man pasiimti gitarą? Aš dabar negaliu pasakyti, kas ten kaip anksčiau pradėjo. Na, aš pirmiau gitarą pradėjau mokytis. Ėjau pas mokytoją, man mokyklėlį, o Domas lankė ąžuoliuką, jisai ten grojo fleitą. Paskui irgi pradėjo ąžuoliukę mokytis gitarą, bet ten mokė klasikos, tai kažkaip jam nelabai tas patiko. Bet paskui prie roko kai perėjo, tada paėmė gitarą taip rimčiau ir užsikabliavo. Aš tuo metu dariau savo dalyką. Tiesiog, ką aš dariau. Negaliu tai pasakyti, kas čia ką
pastūmė, visada kažkokia tokia įdomi konkurencija buvo ir pasidalinimas žiniom ir pamastymais apie muziką, kas čia tokio, nors mes gana skirtingais keliais muzikoje ėjome. Gerai, tai pagalbom tada apie tavo kelius muzikai ir man iš karto norisi tavęs paklausti, kiek dabar šiuo metu grupių, projektų tu turi. Aš žinau, kad tu pats mačiau paskutinis vardas, kuriuo tave galima rasti internete kaip solo atlikėja, tai yra Teatriukas. Dar žinau, kad turi ir kitų projektų. Gal tu šiaip paimk ir tiesiog papasakok, kiek tu tų projektų turi, kodėl jų tiek daug yra, žinai, kodėl kitiems tu užtenka vienos grupės, o tau matau negana ir tu kažkaip vis dar kažką naujo bandai atrasti. Aš groju su, sakykime, 4 projektų, tai įskaitant tą vieną solinį, kur aš groju savo dainas. Pasirodau vienas su Vulferiu ir pridėti ten daug balsų, kad skambėtų ir suktųsi, kaip aš dainuoju. Kitas projektas Breakfast for Two, grojame su kolege Nora Jones programą. Trečias, tarkim, Midnight Special, grojame Bluegrassą 3. Bluegrassas tai sena tokia Amerikos liaudies muzika, grojame 3 dainuojame, gitara, mandolina, kontrabosas. Ir taip pat Lelės Styga. Ok, man iš tikrųjų asmeniškai turbūt labiausiai iš to projektų, kuriuos esu girdėjęs, tai labai, negaliu sakyti labiausiai, išmeluočiau. Man viskas labai yra įdomu ir patinka, bet paskutiniu metu aš negaliu atsiklausyti jūsų su Aušra tandemo Lelės Styga, ne? Gal paklausom kokį nors dainą iš jūsų, gal kažkokį įrašą turit. Man pasirodė jūsų muzika tokia žiauriai įdomi ir, sakyčiau, lygiai taip pat žiauriai profesionali. Žinai, tiek tekstas, tiek muzika kažkaip ir dar taip skraidina kažkur tai kaip vienu metu. Vasarą mes padarėme porą įrašų, tai dabar turim ką parodyti ir ką paklausyti. Tai galime paklausyti. Pasipuošę žodžiais ir kvapu, gilaus vandens žolių. Tu stovėjai, aš su koncertu, po jaunu mėnuliu. Mūsų jungia jūra ir naktis, atmerkia
grįžtame į laidą Radio Džemas. Kalbame su Luku Narkūnu. Ką tik girdėjom jo ir Aušros Laštakaitės bendrą kūrybos tokį vaisių grupė Lelė Styga ir kūrinys Juoda Ruda. Teisingai, ne? Taip. Man tai asmeniškai žiauriai patinka. Man atrodo, kad Lietuvoje kažko tokio panašaus aš nelabai esu girdėjęs, žinai. Tas toks muzikos, kaip čia pasakyti, jinai kaip ir tokia sudėtinga, ar ne, ganėtinai, bet klausosi tai žiauriai maloniai. Na, šitą dainą tai tikrai dar nėra iš sudėtingųjų, kitos yra sudėtingesnis, bet man irgi labai patinka šitą muziką, tai kaip ir todėl aš ir groju ją. Mane Aušra pakvietė kartu groti po vieno iš Breakfast for Two pasirodymų, prie pasiūlė groti jos kūrybą, čia viskas jos kūryba. Aš prisidėjau tiek, kiek, dviese bandėm tą galutinę formą kažkokią rasti. Supratau. O yra gal toks jau albumas planuose ar dar labai? Dabar su planais labai aišku, šiuo metu Aušrai kažkas negerai su balso stygomis. Supratau, tai linkim, aišku, Aušrai pasveikti ir kad šitą muziką skambėtų ir toliau. Lelė Styga yra tavo vienas iš projektų, ar ne? Bet tu dar groji ir vienas pats, ar ne? Grinai, ir tu vadiniesi, kaip pasakiau, Vedriukas. Vienam video pasivadinau taip ir vienam koncertui taip pasivadinau. Šiaip vadinuosi Lukas Narkūnas. Supratau. Ar tu turi kažkokių tai dainų, kurias gali tavo, kur tu vienas groji, tu galim paklausyti? Galim paklausyti. Kokia daina? Daina Tas pats. Tokia truputį bandžiau eksperimentuoti. Ten buvo įdomi istorija. Yra banditizmas. Jie filmuoja tokių atlikėjų, nežinau, kaip čia, video. Ir susitarėm kažkaip dėl datos, kad tada filmuosim klipą. Ir aš tų dainų turiu begalę. Bent jau tokių trupinių, kažkokių neužbaigtų idėjų. Ir galvoju, kurią čia pasirinkus ir taip užbaigus, kad ką čia nufilmuoti. Ir galvoju, geriau kažką naują sukursiu, tiesiog, kad gal atspindės tuo metu mane labiau. Ir tada kūriau tą dainą ir ją pabaigiau galutinai, kur tai buvo 7 ryto. Tos dienos, kai reikia filmuotis, 11 susitinkam. Filmuotis, dar jau porai valandų pamiegoti. Ir tada važiavau į tenais, per telefoną klausausi iš tos mano repeticijos, ką įsirašiau paskutinį dalyką, kaip ta daina skamba, ką aš dabar turėsiu čia sugroti. Ir tada pagrojau. Okay. Tai dabar Kurorto radiją jums pagros Lukas Narkūnas ir daina, kuri vadinasi Tas pats. Štai sapnumuose vis garsiau atsišokinėja. Aido nesuprastęs, kas nori įdėti tik pats. Visą laik čia su manim, kur dar čia pildosi tyloje, traukęs garse. Tvenkinyje su manim tą naktį kryžiems vakas, o danguje tas pats.
gatvėse, tuščiose, ilsisi laukia vandens dvasia. Švilpauja kaukia gūsiui užėjus, bet įprastai neatsišaukia. Visąlaik čia su manim, kur dėl čia prisipildo tyla, traukės garsiau. Tvenkinyje su mamyte nakčia, įžiebs žvakėso danguje. Tas pats, tas pats. Eik tu savo, man tai, nežinau, aš va tokios muzikos apskritai nelabai esu kur girdėjęs, kažko panašaus, žinai. Ir dar tas video, tai apskritai klausytojams, tai numesim būtinai šitą linką, šitą nuorodą į šitą video, kad pamatytumėt žmogų, kuris sėdi kažkur ant upės kranto su didelė barzda, oranžiniam keliam ir gitara ir dainuoja dainą, kuri yra apie ką? Apie bendravimą, apie keistą dinamiką bendravimo, kai kažkaip tu tyli ir išgirsti, kad kitas pasako tai, kad tu galvoji. Ir tu kažką pasakai ir tu sustabdai tą, ką Nieko tokio, viskas gerai. Aš suprantu, kad kūryba tai yra toks dalykas, kur tu žinai, vat, kaip su Kamaniu Šiliu kalbėjomės, žinai, ateina, tu kuri, tu kažką, nebūtinai tu gali tai vardinti, tai yra abstraktu, man atrodo, ne, tai yra, tu gali kažkokius parinkti, ten, žinai, žodžius, kad įtalpinti, bet vis tiek tai yra ganėtinai neapčiuopiama, ar ne? Tai galbūt kūryba tam ir yra, kad tai yra raiškos būdas kažkoks, kaip tu gali kažką pasakyti, kas kitaip, galbūt ne taip gerai pasisako, tai kalbėti apie meną kažkaip, tai gali būti sudėtinga, nes tu tuo menu juk ir bandai kažką pasakyti. Bet mes palietėm vieną klausimą, aš atsimenu, dabar tu klausai, kodėl tau negana, kodėl tau daug projektų, tai aš labai paprastai pasakysiu, kad aš tiesiog kažkurio metu sugalvojau, kad noriu iš muzikos pragyventi ir tada stebėjau, kaip čia vyksta dalykai, kaip čia tą muziką parduoti. Ir tie du variantai, Breakfast for Two ir Midnight Special, mes coverius buvom. Ir tai yra grinai dėl pinigų. O realistybė ir kaip aš pats kuriu, čia jau tiesiog iš tų dviejų projektų, ar ten kitų, kokie bus. Bet šitie yra jau tiesiog toksai, kur tu tiesiog darai, ką nori. Bandai išsireikšti kažką pasakyti, parodyti, padaryti. Ar turi tu kokią tokią muzikinę svajonę? Vat ar tu norėtum, ar įsivaizduoji kažkokį tai ar grupę, ar muzikinį projektą savo,
kuris būtų tas tavo pats mylimiausias. Gal tu visą laiką svajojai gyventi kažkokį tai dalyką, bet vis nerandi su kuo. Ar yra toks? Yra visokių minčių, aš negaliu tiksliai pasakyti, kad tai būtų. Jei aš žinočiau tiksliai, tai tas labiau būtų jau dabar. Bet aš dar tokiam procese, kur aš mąstau, galvoju, kaip čia tyrinėju tą muziką ir turiu tokių minčių tiesiog, ką norėčiau sukurti, žinai, labai gerą ir originalią dainą, jeigu paprasčiausiai apibūdinu. Kažką negirdėti. Man labai patinka ritmų pasikeitimai, kas buvo pastebima ir šitoj dainoj, kas pastebima ir Aušros kūryboj, dėl ko man labai patiko tas dainas. Man patinka daug balsų. Kažkokia reiks. Bet sukursiu dainą ir surinksiu daug žmonių ir kartu pagrosime visi. Ir manau ne vieną dainą. Ir bus daug įvairių instrumentų ir egzotiškų. Nu, tai mane pakviesi? Manau, kad taip. Jėga, aš tai labai norėčiau, kad ir padainuot, arba pagrot nebosinę gitarą, pavyzdžiui. Nežinau. Man atrodo, kad su tavim tai aš norėčiau kažką muzikinio nuveikti apskritai. Būtų fain. Aš taip galvoju. Gerai, bet gana čia apie mus. Antra daina iš tų 3, kurias aš tau likau sugalvoti. Ir pasakyk, kodėl tu nusprendai, kad jinai vat yra verta mūsų dėmesio. Aš dar nesugalvojau tas. Bet taip sunku išsirinkti, ką klausyti. Aš tau padėsiu. Kai tegul tai būna tokia daina, kurią norėtum paklausyti su savo draugu trakuose ramų vakarą. Aha. Tuoj aš meškerioju. Dainą savo kalbą. Bet tu man pamelavai. Tu sakai, kad tu sugalvojai 3 dainas, bet iš tikrųjų tu pasigalvojai tik vieną. Aš 5, bet... Gerai, paklausom. Paklausom. Gerai, paklausom.
so we both might say, and the heart it will not be denied, till we're both on the same damn side, all the barriers blown away. I said, please talk to me. Won't you please come talk to me? Just like it used to be. Come on, come talk to me. I did not call to steal. You saw what I read. And you showed me how you feel now. Come on, come talk to me. Come talk to me. Come talk to me. I said, please talk to me. You just talk to me. Unlock this mystery. If you only told. Nu, ką aš galiu pasakyti? Man atrodo, kad taip yra atpažįsti savo tikrus draugus. Nu, aš nežinau, tu žinai, kad man Peter Gabriel tai yra bitches. Nu, aš jį labai myliu šitą muzikantą, šitą žmogų. Man atrodo, kad mažai kas taip daro įdomiai ir, nu, kaip čia, sujungdamas daug į vieną ir taip pateikdamas, kad taip būtų skanu ir gera ir taip kažkaip. Bet aš paklausiau šitos dainos, nu ir man gera pasidarė šitą žemę gyventi. Kaip viduj taip kažkas nurimo, tokį išgirdau tokį kažkokį nuširdų balsą. Ir nežinau, aš tau užkūrinį, tai čia buvo Peter Gabriel, Come Talk to Me, ne? Instrumentai, kuriais tu groji, ne? Tu groji gitarą, taip. Tu groji, tu dainuoji. Ir žinau, kad šiandien atsinešiai į svečius tokį kažkokį įdomų instrumentą. Kas šitą instrumentas? Mandolina. Mandolina? O ką? Kaip jis skamba? Tai Ne, tu neprivalai. o tai kaip jis skamba, kai to atsaky. Na, aišku, kad aš tikrai mielai išgirščiau Truputį. šiek tiek mandolinos garsų. Būtų nuostabu. Tikrai, manau, kad... Kas realiai ta mandolina? Tai čia yra mažytė gitara. Nes derinimas kaip smuiko, aš nežinau labai daug apie tai. Tiesiog yra toks instrumentas, na, jis folk toks, kaip naudojamas bluegrass'e, airiškoje muzikoje. Italai, žinau, kad irgi naudoja kažkas keltiško. Nu gerai, nekalbama, paklausom. Smagu, dar Smagus instrumentas. klausyk, o tai, kodėl mandolina? Man kažkaip patiko airiška muzika, man patiko Jethro Tull grupė, kurią pirmiausia klausėme, ir tada aš kažkaip tiesiog juokais nusipirkau mandoliną. Man kažkaip dar žavėjo tas įvaizdis viduramžių
klajojančią muzikantą. Aha. Tai tiesiog nusipirkau tokį. Ir tada grojau namuose ir jaučiausi labai gerai, kaip tvarė. Supratau, Ir šokiai vyksta. Ai, čia kaip iš tų filmų, ne, tokių amerikanskų, kur daro vakarėlius. Amerikanskų, turbūt visur, žinai, kokiam kluone, kokiam, žinai, šokių susirenka visi liaudis. Muzikuoja, teko tokiam dalyvauti. Ne, bet nusipirkau, tai man reikia kažką taip ir surengti. Tu klausyk, tai gal padarom kokį vakarėlį, kokiam tvarį, kokią rūšką. Jo. Padarom. Tik tai, žinai, dabar ruduo ir... Na, tai čia reikia ant joninių kažką uždaryti. Ok, tai žiūrėk, sutarėm dabar taip, kad kitų metų vasarą mes pabandysim surengti vakarūšką tvartę, ok? Jėga. Klausyk, o tu be muzikos ką dar šiaip iki? Skaitau knygas. Nedaug. Mąstau. Ką gero sumastei paskutiniu metu? Nelabai ką. Apie tai nelabai ką. Gerai, o ką perskaitai gero paskutiniu metu? Neperskaičiau dar, bet esu vidury labai vienos knygos Jane Goodall, žmogaus šešėlyje. Jinai ten pasakoja apie, kaip jinai bandė prisijaukinti, sakykime, šimpanzės, su jas stebėjo ir šalia jų gyveno ir paskui arčiau jų gyveno kaip ir su jomis. Tai labai įdomu, nes kažkaip daug aš atpažįstu žmogiškų veiksmų tose, ką jinai apie šimpanzės. Dabar kažkaip norėtųsi, kad šiaip tai man norėtųsi asmeniškai, kad tu padarytum koncertą Druskininkuose, ar tai yra įmanoma. O tu esi buvęs Druskininkuose? Esu. Su broliu Snow Arenai, snowboardais leidomės. Čia su kurio broliu? Su Titu, ar ne? Titu irgi reikia linkėjimus perduoti, ne? Kažkaip, kuris dabar Havajuose? Aha. Ką jis ten veikia? Tas draugas. Wow, aš irgi norėčiau į Havajus pas draugą, bet dar smagiau, kai draugas atkeliauja pas tave į svečius į Trakus. Ir aš nežinau, aš galvoju, kad nereikia čia daugiau ką šnekėt. Buvo tikrai smagu pakalbėti, aš manau, kad geriau paklausom dar kokį nors vieną įdomų gabalą, ane? Ir pabaigiam tą laidą. Tai baigiant, gal tu kažko nori palinkėti savo? Savo? O man? Tau? Laimės ir ramybės. Tai visiems. Ramybės tai visiems susidalykiau. Ir labai ramą veikia. Aha. Tai paklausom. Šakti. Peace of mind. Šakti, Peace of mind. Lukas Lakūnas, laida Radija Džemas. Buvo žiauriai faina su tavim pasikalbėti. Ačiū tau. Ačiū tau. Man taip.